rytas. Šiandien iš tikrųjų atsikėliau visai anksti, 8:30, bet kažkam čia bus ne anksti, bet man čia yra anksti, ypatingai tokio oro. Tai po truputėlį ruošiuosi į kavinę, varysim į kafeiną su kursiokiam, nes reikia parašyti šiandien tokią praktikos ataskaitą ir padaryti tokį testuką, kuris yra tiesiog tam, kad jisai būtų padarytas iki lapkričio 15, tai nėra labai rimtų reikalavimų, bet jį reikia tiesiog išlaikyti, kad turėti prieigą prie bakalauro. Tai va, dabar po truputėlį dažysis ir truputėlį su jumis šnekėsiu, nes aš turiu šiaip nedaug laiko, bet pagalvojau, kad galiu šiaip dar įrašyti, ką veikiu. Tai va, aš šiaip daug nenoriu dažytis, nes žiauriai lyja, tai aš tiesiog būsiu visa peršlapus vėliau. Tai kam daug to daryti. Aš šiaip nemėgstu daug dažytis, aš nesu tas žmogus, kuris žiauriai daug dažas. Bet kartais, okei. Aš netą paėmiau. Pas mane žinokit, aš nežinau, aš viena tokia ar ne, kur aš turiu 2 ir gal dar kažkur yra 3, neatsimenu, bet kažkokiai tašiai. Ir aš visus ne iki galo išnaudoju, nes aš tiesiog turiu kažkurią dieną paimti, prisėsti ir viską išspausti. Nes dabar aš tingiu spausti. Tiesiog. Tingiu. Po 2 savaičių su Ignu išvažiuojam. Praeitam vlogą sakiau, kur išvažiuojam. Tai įsijunkit praeitą vlogą, jeigu nematėt. Tai iš tikrųjų mums reikia užsisakyti bagažą dabar svarbiausia šią savaitę, būtinai tą padaryti, nes aš vis atidėlioju tos dalykus. Šiaip reikia būtinai tą padaryti, nes jau nebejuokinga, jau liko mažai laiko. Aš tikiuosi, kad bagažas nebrangsta, kai tu kuo vėliau perki. Aš labai tikiuosi, kad nėra pas jos tokios taisyklės. Tada šiaip reikia pasižiūrėti, yra toksai lifehackas, kurį mes darėm, pavyzdžiui, Maljorkai, kai buvom su draugais prieš 2 metus. Tai mes susiradom lietuvę, kuri gyvena Maljorkai ir jinai nuomoja mašinas. Ir automatiškai pas ją pigiau, nes pavyzdžiui, jeigu tu eini nuomot mašiną į tos nuomos punktus, tai ten 1000 eurų, pavyzdžiui, depozitas. Nu, atsiprašau, bet čia labai daug. Ir plus dar, kai jie mato jaunus, jie nenori, kad jūs, ne taip pasitikė jumis ir taip toliau, tenai, žodžiu, atsiranda kitų problemų. Tai ir ten kažkaip nuoma nuo 22 gal ar 3. Aš atsimenu, kad jo, nes pas mus vairavo mūsų vyresnis draugas, kuris galėjo paimti, nors, vairavo, netikėsi ir vairavo. Tai va, tai yra toks lifehackas, kad tiesiog atvažiuoti kažkokią šalį ir tiesiog pasižiūrėti, ar yra ten, tikrai ten turi būti gyvenančių lietuvių ir tiesiog yra grupės, kur, pavyzdžiui, lietuviai Malta, lietuviai Maljorka. Ir vat reikia parašyti grupę, gal kažkas užsiema nuomą ir tada tiesiogiai bus visą laiką pigiau. Ir plus, vis tiek lietuviai, tai kažkaip labiau yra tas patikimumo dalykas, kad, nežinau kaip pasakyti, bet žodžiu. Bet labiau tiesiog ramiau. Tai va. Ir tada mes dar turim šiaip kitų dalykėlių, tokių pasidaryti, šiaip pasižiūrėti, kur nuvažiuoti tenai vakarais, nes mes ten nevažiuojam tiesiog ilsėtis, ten non-stop ilsėtis. Mes ten nuvažiuojam ir dirbti ir tuo pačiu vakarais važiuoti į tas vietas. Tas pats realiai, ką mes darom Vilniuje. Vakarais susigalvavom planų ar kažką paveikti. Tai tą patį darytumėm ten. Iš tikrųjų, man reikia dar knygas užsakyti. Aš šiaip iš tikrųjų dažniausiai knygas imu šitam bibliotekose. Nes ten tikrai dažnai būna gerų knygų ir ypatingai Vilniuje yra labai daug tų bibliotekų. Ir Vilniuje, kaip romanas, pavyzdžiui, aš romanus mėgstu perskaityti ir atiduoti. Bet pavyzdžiui, yra viena knyga, kuri man žiauriai patiko. Aš tada pagalvojau, aš tik tada supratau, kad aš norėčiau ją nusipirkti ir gal po kokių 2 metų dar kartą perskaityti, nes tikrai žiauriai gera. Tai čia yra knyga Tarnaitė. Ir jinai yra, aš jums dabar nepasakysiu, bet aš jums čia įdėsiu nuotrauką, kaip atrodo ta knyga ir ten bus autorė. Ir jinai tikrai visai nebloga yra ir aš noriu jos 2 dalies, bet jos viskas kainuoja po 20 eurų, aš kažkaip nelabai noriu dabar mokėti tų pinigų. Tai dabar pasiėmiau kitas 2 knygas iš to atnešiu jas palaukti. Turiu dabar knygą šitą, kurią skaitau. Geros mergaitės nusikaltimų vadovas. Tai čia yra New York Times bestselleris. Realiai toksai paaugliškas trileris, dar kol kas nežinau, kas tenai įvyko, tai dėl to įdomu skaityti. Ir va tokią pasiėmiau, nežinau, aš labai daug mačiau atsiliepimų TikTok'e, tai aš tiesiog noriu perskaityti, nes man patinka tokios TikTok'inės knygos tiesiog, pavyzdžiui, paimti į, atostogas ir per savaitę, ten per 5 dienas perskaityti ir viskas. Aišku, būtų gal visai faina skaityti kokias nors, labiau tokias, su pagrindinė mintim, labiau tokias deep knygas, bet šiek tiek, kai dabar yra mokslai, aš labai nenoriu skaityti, man tiesiog norisi prasiblaškyti, nes aš žinau, kad
rimtus dalykus aš turiu skaityti ir daryti universitete, bet aš to nedarau, nes aš truputėlį tingiu paimti ir skaityti šaltinius, tiesiog nuspręs penktadienio vakarą skaityti šaltinius. Gerai, pasipurškiam Bianco latte, nes man Bianco latte yra grinai žieminis rudeninis vaibas. Yra paltas, tai tiesiog fainiau, nes yra ruduo, bet iš tikrųjų žiauri šalta. Bet kaip čia dabar pasidariau, nes varau į taksą su belenkokio dydžio tašę. Mes tiesiog žmonės pagal spalvas dabar analizuojam ir sakėm, kad Jonė yra tokios spalvos. Aš labai jau nebenoriu to daryti. Mes jau baigiam darbus. Mes buvom prie kafeinė mes buvom kokias 3 valandas. Kiek dabar? Prie 24. Tai jo, tai mes buvom va čia va. 3 valandas. Šiaip beveik padarėm tą ataskaitą. Nepadarėm tokį testuką, bet nieko tokio kitą kartą. Dabar einam kažkur pavalgyti. Šiaip iš tikrųjų šiandien visai geras oras, visai šilta. Nes jis dar neįkeltas tas testas. Nu tai taip. Nu čia neatsakingi žmonės tiesiog yra. O tai žinai, kad Mo muziejuje yra nauja paroda, į kurią šiaip visai siūlo daug kas nueiti. O tai ten kainuoja? Tai negali būti nemokama. Gal mum pigiau. Taip, tai reikia dar pasidaryti pusryčius. Tik aš nežinau, ką pasidaryti. Reikės pagalvoti, nes aš mėgstu kartais saldžiai pavalgyti pusryčius. O šiandien nelabai ką turiu saldaus. Nebent blinelių išsikepti. Žodžiu. Tokiu atveju aš dažniausiai kepu tiesiog bananinius blynus, nes man tiesiog atrodo tada saldu ir tada nereikia cukraus ir taip toliau. Ir kavą tai išgersiu, nes labai mėgstu savo kavą, bet vakar kaip tik šnekėjau su draugė ir jinai sako, jinai 3 mėnesius negeria kavos, tiesiog sveikatingumo momentų, tiesiog, kad mato daug gerų dalykų negeriant kavos. Ir aš sakau, dieve, aš nežinau, kas man turi įvykti, kad aš nebegerčiau kavos, aš kažkaip ją labai myliu. Ir galiu mačią gerti, bet man ta kava, jinai man yra toks jau ritualas, jau kur aš žinau, kad aš 30 minučių dienoje turiu savo. Ir aš pastebėjau, kad daugam taip yra. Bet aš bent jau bandau dabar jau gal kokią savaitę, 2 nevalgyti cukraus ir aš nevalgau apskritai nieko, išskyrus juodą šokoladą. Arba greitų metų noriu dabar pasidaryti tų datulių su riešutų sviestu. Tai visai būtų faina, nes visai būtų skanu ir manau, ir geras pakaitalas saldumynui. Bet nežinau, kada čia man pavyks tą padaryti, šiaip reikia šią savaitę kažkaip prisimti. Šiandien taip rudeniškai apsirengiau, iš tikrųjų nors lyja. Bet aš visą laiką dažniausiai taip pat pasidarau, labiausiai nelaiku.
labas rytas. Iš tikrųjų iš karto susiruošiau ir iš karto jau važiuoju, nes šiandien esu užsirašiusi kirpyklą. Šiandien dažysiuos plaukus. Turėtų būti va tai va, bet nežinau, ar tikrai tai darysiu, nes gal kirpėja pasiūlys kažką kito, nežinau, parekomenduos. Tai žiūrėsim, šiaip įdomu labai. Štai taip. Štai taip mane padažė. Dabar aš esu jau blondinė beveik. Mes laukiam, kol mus praleis, nes čia kažkaip daro kelius. Šiaip iš tikrųjų man labai patinka, kai tai padažo. Nu, tiesiog, tipo, įdėjo pilko atspalvę, sakė, žiemą galiu pabandyti dar įdėti tamsesnį atspalvį toną ir tada bus dar įdomiau gal. Bet sakė, labai reikia prižiūrėti plaukus, nes sakė, tiesiog galiu juos sudeginti. Tai reikės SPF papirkti. Aš šiaip turiu va tokį aliejuką ir man jis labai patinka, bet aš nežinau, kaip man jį persipilt į mažesnę talpą. Tai pažiūrėsim, kaip man čia iš vis išeis, nu žodžiu. Šiandien planas yra tiesiog padirbti, nes šiandien yra toks oras, kur niekur nesinori važiuoti. Tai dabar pavalgysiu, padirbsiu, nes man reikia padaryti porą dalykėlių. Ir tada, manau, vakare galbūt važiuosim pas draugus, tiesiog pasėdėti arbatos išgerti, nes jie ką tik grįžo iš kelionės, tai šiaip įdomu, kaip jiems sekėsi. Bet nežinau, ar tikrai važiuosim, čia dar pasižiūrėsim pagal nuotaikas ir pagal planą, ar tikrai viskas spėjom pasidaryti pagrindinius darbelius. Tai va, tai tiek šiandien.